Sveiki, šita pamoka bus gilesnė. Tam, kad jums suvokti giliau, pamatyti šaknį ir praplėsti jūsų sąmonę, kad galėtumėte paveikti savo protą. Noriu pateikti tokią informaciją labai gilę, kurią jūs galėsite, jeigu jūs užkabins ir toliau nagrinėti. Bet aš jums tiesiog paviršutiniškai, tokiame paprastame lygyje, kad suprastumėte, nuo ko viskas prasidėjo, ką mes čia nagrinėjom, kam to reikia ir kad mes galėtumėm įžengti į tas energijas šios pamokos ir rezumuoti dvi pamokas, apie ką buvo tos 6 energijos. Mėnulis ir Saulė. Tai yra pagrindiniai aspektai visatoje, didžiausias ne planetos, tokie planetariniai kūnai, galima sakyti, kurie labai mus stipriai įtakoja. Taigi viskas prasidėjo nuo vieno taško, nuo absoliuto ir pasidalino į dvi energijas priešingas. Atsirado moteriškas pradas ir vyriškas pradas. Ir atsirado Saulė ir mėnulis, tamsa ir šviesa, dangus ir žemė. Viskas, kas yra priešiška, tam, kad įvyktų evoliucija, kad būtų erdvė sielai evoliucionuoti, kad jinai galėtų turėti augimo kažkokį augimo erdvę, kur galėtų save pažinti. Taigi, man labai patinka dvi sistemos, kurios labai taip tiksliai ir vaizdžiai atvaizduoja gyvenimo medį, tas energijas, kaip viskas vyksta visatoje. Tai jeigu tokį labiau spalvotą ir tokį pasakišką, mitologinį pasimti versiją tokią, tai yra skandinavų, dievo Odino sukurtas pasaulis. Tai yra medis Yggdrasil ir ten yra 9 pasauliai, kurie atvaizduoja mūsų vidurinį tą realistinį žemės pasaulį. Apatinį astralą, tai yra viskas, kas susijęs su po mirties gyvenimu, kas susijęs su šešėliniais visais aspektais, išstumtais, nepriimtais, viskas, ką sąmonė išstumia, ten yra pasąmonė ir viršutinis sluoksnis, tai yra dievų pasaulis, dievų, angelų ir visa tai yra tokia struktūra, per kurią turi žmogus praeiti. Tam, kad siela turi praeiti, kad pažinti save ir pažinti savo pasaulį, visą pasaulį, jinai praeina per visas energijas. Iš viso yra 22 kanalai, 22 energijos su skirtingais poliais, su skirtingais pasireiškimais, irgi su savo priešiškumu. Ir tam, kad pažinti viską ir tobulėti, siela pasirenka praeiti per savo visus įsikūnimus, visas tas energijas, ten daug yra sluoksnių. Ir visa pradžia eina iš apačios, nuo vieno taško prasideda pradžia, kai susijungia vyriška ir moteriška ląstelė ir įvyksta įsikūnimas, įvyksta žmogaus gyvybė atsiranda ir gimdymas ir toliau
siela eina į viršų ir praeina visas energijas, kurios atvaizduotos gyvenimo medyje, praeina su visais pasireiškimais ir ten, kur jinai užstringa, ten, kur jinai nepraeina pamokos, nesuvokia to dėsnio įstatymo, tos energijos, ten užsifiksuoja išbalansavimas, ten užsifiksuoja blokas ir jisai atsispindi paskui sielos matricoje, sielos lygmenyje, tas labai įtakoja. Ir paskui gali jinai praeiti antrą kartą tą patį kelią, antrą įsikūnymą, vėl praeina ir kažkur išmoksta, kažkur neišmoksta. Bet jeigu žiūrėti likimo matricą, 3 apatiniai skaičiai, tai yra tos energijos, kur siela nuo pirmo savo įsikūnymo iki šios dienos niekaip negali praeiti būtent šitų dalykų. Čia jai yra sunkiausia. Ir kai jinai praeina į viršų, jinai pakyla į tam tikrus sluoksnius, vis aukščiau ir aukščiau, sąmonė prasiplečia ir jinai ateina iki pat viršaus, kur yra aukščiausioje žynė ir magas. Tai yra aukščiausioje žynė, tai yra dieviškas moteriškas pradas ir magas, tai yra vyriškas moteriškas pradas. Ir moteriška, tai viskas, kas susiję su pasąmonė, tamsa, kas yra nematoma, su moteriškumu, aš padalinau iš tikrųjų į tokias projekcijas, tai yra įsčios, tai yra į inę energiją, tai yra mėnulis ir kitas pasireiškimas, vyriškas aspektas, apie kurį mes jau kalbėjome, tai yra aš. Aš, kūrėjas, tai yra toks verslumas, tai yra išorinis pasaulis, ten yra vidinis, čia išorinis pasaulis, tai yra saulė, jan energija, tokia realizacijos energija. Jeigu ten yra noriu, tai čia aš realizuoju. Ir šitie 2 aspektai turi susijungti. Kartu jie susijungia tam, kad pradėtų siela evoliucionuoti. Ir vėlgi mes pradedam nuo pradžios. Ir susijungia moteriškas aspektas kaip žemė, kaip moteriškos įsčios ir vyriška energija kaip energija, kaip dvasia. Ir jinai įkūnija ir įvyksta žemės sąmonė sako, aš noriu tobulėti, aš noriu kilti viršų, susijungia su dvasios noru irgi kilti į viršų. Ir tada atsiranda tokia energija, kuri kyla ir veda į tobulėjimą, į tą viršų, pažinti visas energijas, nes be šito impulso žmogus nenorėtų praeidinėti iš tikrųjų tos visus išbandymus, jam būtų per sudėtinga. Ir tas impulsas yra labai svarbus, jisai visą laiką veda į priekį. Ir jeigu mes palyginsime pakelimą ir dvasios evoliuciją su siekla, su daigu, tai žemė tai bus įsčios, ten, kur yra saugumas, kai yra rūpyba, tokia globa, kur yra saugu būti, vėjas nepučia, ten paukščiukai, nuo paukščių apsaugota ta siekla, yra atitinkama temperatūra, atitinkamas kiekis kažkokių mineralinių elementų, kurių pagalba per gaunant
būtinai reikalingas vis tiek, kad būtų deguonis, nes jeigu deguonies nebūtų, sėkla negali išdygti. Ir tas deguonis tai reiškia būtent tą energiją, šviesią, dangišką energiją. Ir kai visa tai susijungia į vieną, susijungia moteriška gyvybiška energija ir vidinis sėklos tas dvasios noras kilti, gyventi, išsiskleisti, ten yra visą laiką yra gyvybinis toks taškas, kuris duoda impulsą į viršų kilti. Ir jeigu mes palyginsime su dvasios, lygiai tas pats yra gimimas, ane, ir tos sieklos daiginimas yra lygiai toks pat panašus procesas. Ir kai vyksta pakilimas, tai vat niekas netrukdo, realiai visko yra pakankama. Ir jeigu mes pažiūrėsime į paveiksliuką, žemė tai bus įsčios, tai yra ką duoda mama, ką duoda būtent moteriškas tas pradas, tai yra va tas saugumas. Ir antras dalykas tai yra pati sėkla, tai yra kūnas. Kūnas tai jau bus 11 energija, tai 1 ir 1 yra 2. Ir čia irgi yra 11 bus kaip jisai gimęs 11 iš moteriško prado. Ir jisai labai susijęs su moteriška ta pradžia. Ten irgi yra ta pati energija, bet jinai susijungia jau su kažkokiu tokių augalinių, gyvuliškų, kažkokių tokių žemo lygio, galima sakyti, su materija, kuri yra nedvasinga ir jinai norėtų tobulėti. Ir kai susijungia, kai viskas susijungia, ten jau prasideda procesas. Ir čia 11 reiškia kūną, ir ne tik kūną, bet ir kas yra kūne, nes kūnas yra vat, tas pati sėkla, bet sėkla viduje turi energiją. Ir 11 dar reiškia būtent va, tą sujungimas moteriškos energijos ir pačios energijos, va, nes ir jeigu paimti žmogų, tai yra kundalinį jisai turi savyje, kuri uodegikaulyje yra slypi tą energiją, jinai kaip mieganti tokia. Ir kai jinai susijungia su gyvybinė energija, tai tada jinai pravalo visus blokus, kyla į viršų ir duoda tokio impulso tobulėti ir eiti dvasiškumą. Ir kas liečia 20, tai yra giminė. Tam, kad daigas galėtų augti daugiau į viršų, tam, kad galėtų pakilti, jam reikia kažkokio palaikymo, nes jisai griūtų, jisai net negautų pakankamai elementų mineralinių, jisai negautų pakankamai energijos ir maitinimą, dėl to jisai pradeda leisti šaknis. Tai šaknis yra būtent ta giminė, kuri duoda palaikymo, kuri duoda stabilumo, duoda daugiau energijos, kad jisai galėtų paskui duoti ir dar kažkokių vaisių. Tai visas tas procesas tai yra primena būtent sielos įsikūnijimą žemėje, kai jai reikia gauti gyvybinės energijos iš žemės, kad jinai galėtų
pradėti judėti su noru tobulėti, įkilti į viršų, jinai būtinai turi susijungti su savo giminė, nes giminė ją palaiko. Pradžioje tai yra tėvai, kurie rūpinasi, ne, už tėvų, aišku, ten yra daugiau, jeigu tu tas nematomą pasaulį paliesti. Bet be tėvų vaikas negalėtų gimti ir be tėvų vaikas negalėtų užaugti. Tai yra palaikymas. Dėl to tam, kad suvokti šitas energijas, labai svarbu suprasti šito viso proceso esmę ir reikšmę, ant kiek viskas yra svarbu. Ir jeigu mes grįšim dabar į dvejetuką ir antrą energiją, kuri atspindi moterišką pradą, moteriška intuicija, tai yra pradžių pradžia, tik tai jinai saugo tokias žinias, kurių nesimato akla akimi ir ten yra tokių slaptų visokių žinių. Ir kas nepraėjo matricoje, jeigu turi dvejetuką, reiškia nepraėjo šitos energijos tinkamai, reiškia buvo kažkokių įvykių, kurie išbalansavo energiją, tai kas gali būti susiję. Visų pirma, tai yra moteriško prado nepriėmimas, moteriškumo nepriėmimas. Kažkas susiję gali būti su nėštumu, su vaikų, su vaikais, galbūt su nutraukimais nėštumo, nepriėmimas nėštumo. Taip pat gali būti viskas, kas susiję su slapta informacija, kuri gaunama iš pasąmonės, nes aukščiausioji žynė, jinai žino viską apie tamsųjį pasaulį, apie šviesųjį pasaulį ir jinai galėjo savo žiniomis pasinaudoti savo naudai. Jinai galėjo naudotis tamsių energijų, egregorių, ten visokių astralų paslaugomis. Jinai galėjo savo naudai skleisti tas žinias, kurių negalima buvo skleisti, išduoti kažkokias paslaptis savo naudai, kad save išgarsinti, kad savo ego primaitinti. Jinai galėjo kažką su magija, kažkokius veiksmus daryti, kurie galėjo pakenkti kitiems žmonėms. Tai viskas, kas susiję su tamsiuoju pasauliu, su magija, su moterišku pradu, su net čia gali būti ir mirties nepriėmimas, žmonių, kurie užsiiminėja magiją nepriėmimas. Irgi giminėje galėjo būti tokių žmonių, kurie nepriėmė tokių žmogus. Nebūtinai tas žmogus kažką padarė, bet giminėje, pavyzdžiui, nepriimdavo tokių žmonių, nepriimdavo moterų, galėjo ten kažką galbūt su vaikais susiję, gali būti, kad su nėštumo nutraukimais gali būti kažkokių dalykų. Tai iš tikrųjų istorijų gali būti labai daug, tiesiog reikia pagal tuos punktus maždaug įsivaizduoti, kas galėjo būti, eiti į regresą arba bandyti jausti, klausti informaciją, kas ten galėjo būti, ko tas žmogus nepraėjo, kodėl jam davė matricoje dvejetuko ir kaip tai dabar pasireiškia gyvenime. Nes dabartinėme gyvenime mes galime turėti kažkokiu, tokį light variantą ir kažkaip elgtis ir
normos ribose, bet vis tiek išbalansuotai ta energija veikia. Dabar apie 11 trumpai. Tai viskas, kas susijęs su kūnu. Matricoje, kas turi 11, viskas, kas susijęs su kūnu ir būtent energijos panaudojimu, seksualinės energijos panaudojimu. Tai žmogus galėjo nepriimti savo kūno. Pavyzdžiui, galėjo būti kažkoks deformuotas kūnas, neteisyklingas proporcijos, tiesiog žmogus arba nepriėmė jo, arba negalėjo susitaikyti, arba kaip tik pasinaudojo savo tikslams, kai būna, kai žmogus turi ten kažkokių tokių, neturi galų, neina, kad jį pagailėtų, žodžiu, tą demonstruoja, čia irgi yra pasinaudojimas. Kai žmogus turėjo kažkokių fizinių sutrikimų, lygų ir to nepriėmė, kai jisai turi, žodžiu, kūnas duotas tam, kad praeiti kažkokią pamoką ir jeigu žmogus nepriema būtent savo fizinio kūno, tai reiškia, jisai nesutinka irgi su ta energija, nes jam reikėjo būtinai tą praeiti. Ir čia yra ir seksualinės energijos panaudojimas, tai yra agresijos panaudojimas, jėgos panaudojimas, tai galėjo žaloti kitus, mušti kitus. Ir taip pat ir iš kitos pusės jį galėjo mušti, jisai galėjo būti auka, jį galėjo psichologiškai kažkaip spausti, nes seksualinė energija jinai yra kaip agresija, jinai gali būti ir agresyvi, jinai linkusi į prievartą, prievartauti žmogus galėjo siekti savo jėgą, tiesiog pažeisti kitų žmonių valią, savo jėgą, psichologinė ar fizinė, ar seksualinė jėga. Tai va čia buvo kažkoks išbalansavimas šitoje vietoje, arba žmogus nepriėmė savo silpnumo, arba savo stiprumo, arba pasinaudojo savo silpnumu, arba pasinaudojo savo kaip tik stiprumu. Kažkas susiję būtent su šitais dalykais, su kūnu, su seksualinė energija, nes ką reiškia paveiksliukė 11 energija, tai būtent tą impulsą, tą dvasios energiją, kuri stumia jį į priekį. Jis susijungia su gyvybinė energija ir tai yra toks didžiulis potencialas, tai yra toks kundalinis žemės ir žmogaus, kuris veda į viršų ir priekį ir žmogus turi jį privesti prie dvasingumo ir 11 tai bus jisai turi talento ir jo yra toks, jisai turi prieiti per visus tuos išbandymus, kad jisai galės transformuoti kūną, kažkaip paveikti ląsteles, mokės gydyti žmonės, mokės kažką daryti ne su eteriu, ne kaip, pavyzdžiui, antrukas, o su kūnų, su ląstelėm, išgydymas gali būti. O, pavyzdžiui, jeigu antra energija, tai ten bus talentas dirbti su pasąmonė, su energijom, kažką keisti tame energetinėme, mentalinėme, astralinėme plane. O 11 jisai grinai su fizika, su ląstelėm, gali kažkokius naujus kodus įkrauti, gali gauti kažkokius kodus atjauninimo žmogaus, kažkas su tuo susijęs. Ir dabar 20, kaip ir minėjau, tai yra šaknis, be šaknų mes negalim, medis negali būti be šaknų. Ir žmogus, kuris nepriėmė būtent giminės, kuris nesuprato, kad giminė jam reikalinga. Čia galėjo būti visokių išdavysčių su šeima susijusių. Žmogui yra kančia turėti kažkokią šeimą, turėti
tokius tėvus, kokius jisai turi, nes būna dažniausiai 20-ukai turi praeiti per sudėtingą vaikystę, tokius tėvus, kuriuos sunku priimti, ne šiaip savo duodama šitas 20-ukas, ten reikia sunku išbandymų praeiti ir ten reikia suvokti, kad be tėvų jisai negali egzistuoti. Būtent tokie tėvai, kurie buvo duoti, būtent ta giminė turėjo būti žmogui, kad jisai galėtų pakilti į viršų. Viskas yra tik tai dėl pakilimo, dėl evoliucijos, dėl to, pakilimo dvasinio. Ir ten viskas, kas susijęs su giminė, viskas, kas susijęs su tėvais, tėvų vaikai, tėvų ir vaikų santykiai, nes šiaip 20 yra jisai toks duoda išvalymo ir jisai pliusą jau jo talentas yra išvalyti, moka išvalyti giminės energijas būtent energetiniuose lygiuose ir jisai moka dirbti būtent su šaknimis, su giminės energijomis, ten kažką atstatinėti balansą, hierarchijas, gražinti visus į savo vietas, nes tai yra irgi labai toks gilus, stiprus talentas, labai stipri energija, kuri valanti ir jinai valo, nes jeigu žmogus moka išvalyti giminės energiją, tai aišku, jisai moka ir patį žmogų išvalyti. Tai bet tokie dalykai baziniai, kurie jūs paners į tokią gilumą, kad jūs suprastumėt visą esmę, kam to reikėjo ir kodėl išsibalansuoja tos energijos. Ir tada jūs jau gyvenime galite užduoti klausimą, antrukas, kur aš panaudoju savo sakralinės žinias, savo subtilų pajautimą savo naudai, kur aš nesutinku su moterišku pradu. 11, kur aš naudoju savo jėgą, fizinę, psichinę, seksualinę prieš kitus žmonės, kur aš nepriimu savo kūno, kaip aš noriu, kad jisai pasikeistų ir kodėl man jisai netinkamas yra. Ir 20, kaip aš nepriimu savo giminės ir kodėl aš nepriimu savo giminės. Ir būtent į šitą temą eiti. Tai maždaug toks yra bendras apibūdinimas ir truputėlį vėliau jau toliau pamokoje bus dar pavyzdžių, kur galėtume nueiti dar truputėlį giliau. Kas liečia matricą, tai iš tikrųjų kiekvieno taško nagrinėti atskirai reikia individualiai su žmogumi, girdint jo istoriją, pasinėrus į jo kažkokią individualų tą pragyvenimą energijos. Nes spėlioti galima, bet čia nėra tikslo tą daryti. Mes galim maždaug žiūrėti, su kuo susijęs išbalansavimas, nagrinėjant čakrų lentelį, kurioje čakra yra užblokavimas, tas duoda papildomų kažkokių ženklų ir kažkokių atsakymų. Ir kokioje linijoje, žemės arba dangaus linijoje. Arba tai yra susiję labiau su fizika, arba tai labiau su energetika susijęs išbalansavimas. Bet čakrų lentelėje iš tikrųjų gal yra geresnis tas toks išnagrinėjimas
ir be abejo aš visą laiką rekomenduoju jau papildomam, jeigu nėra tokio įgūdžio kaip regresas, tai tada gali padėti metaforinės kortelės, nes kuo daugiau jūs žinote, kuo daugiau jūs suvokėte, iš kur tas buvo ir kodėl, protui tiesiog nėra už ko užsikabinti ir jisai jau gali paleisti tą programą, jeigu jisai jau gavo atsakymus, kad gali būti ir kitaip. Tai va toks yra darbas išaiškinti protui, kam to reikėjo, kodėl buvo tas jo darbas kažką laikyti kažkokią programą ir jį įtikinti, kad jinai jau nebereikalinga.